Labadiena visiems. Labai malonu visiems pristatyti netgi du Nacionalinio vėžio instituto vadovus, administracijos atstovus. Tai yra Nacionalinio vėžio instituto direktorius Valdas Pečeliūnas ir direktorius medicinai Marius Kinčius. Labadiena. Sveiki, po truputėlį jungiasi dalyviai, turim užsiregistravusių apie 300 asmenų, dabar jau yra prisijungę beveik 100, tai tikėtina, kad tų žmonių po truputėlį augs. Tai gal truputėlį kontekstą prašyčiau tada direktoriau pakomentuoti, kodėl mes nusprendėm šitą webinarą organizuoti ir sukviesti visus išklausyti būtent apie paslaugų, geresnių paslaugų pacientams kūrimą, judėjimą link to ir kokie svarbūs žingsniai tame etape yra planuojami ir siekiama jų padaryti. Tai visų pirma, noriu padėkoti organizacijai Pola ir Polos vadovai Neringai Čekienei už galimybę bendrauti su pacientais, nes mes esame į pacientą orientuota institucija ir tas bendravimas su pacientais, aš tikiuosi, kuo toliau, tuo labiau taps įprastinė dalimi ir nereikės stebėtis, kad apskritai toks renginys vyksta. Galbūt stebėsimės, kad kažkurį ten periodą nevyko tie susitikimai. Tai mūsų bendravimas su pacientais, bandymas įsiklausyti pacientus, matymas situacijos iš pacientų perspektyvos, tikiuosi ir stengsiuosi, kad taptų absoliučiai normalia veiklos dalimi. Aš galiu net pasakyti, mes šiuo metu turim tam tikrus struktūrinius persitvarkymus, tai vienas iš naujų padalinių atsirandantis ir, manau, ateityje taps labai svarbiu, yra pacientų patirčių informavimo skyrius. Tai yra tiesiog dėmesį pacientai stengsimės rodyti, bet gal net kas yra svarbiau, dėmesys toks gal daugiau pavadinkime populistinis dalykas. Suvokti situaciją iš paciento perspektyvos yra mūsų užduotis. Tai yra, mes turim girdėti, turim suprasti, kaip jaučiasi pacientai mūsų organizacijoje, mūsų įstaigoje. Ir patikėkit, tai nėra labai paprastas dalykas, mes tiesiog dirbam savo darbus, turim savo užduotis, savo susitikimus, savo rutinas ir nebendraudamas su kita pusė, tiesiog tie dalykai kažkur nutolsta, atbunka. Tai norim, kad būtų aštrumas ir nebijom aštrių klausimų. Nusiteikę diskutuoti, teikti savo atsakymus, kai kuriais atvejais bijau, kad gali būti, kad ir neturėsim tų atsakymų, grįšim, sugalvosim, išspręsim, rasim sprendimus ir galėsim vėl susitikti ir pakalbėti. Taip, kad susitikimas su jumis nėra inspiruotas kažkokios vieno dalyko. Ir aš sakyčiau, tai bus mūsų praktikos dalis, mūsų rutinos dalis, bet turim ir ką pasakyti šio susitikimo metu, kuris pats savaime yra svarbiausias, o ne ta žinutė, kurią mes norim pasakyti, nes tų žinučių, manau, turėsim daug. Tai reiškia, jeigu kalbėti apie, mūsų žinutę, šiandienos susitikimo žinutę, tai pagrindinis dalykas, ką norim pristatyti, reiškia mūsų vizija dėl visapusiško vėžio centro steigimo ir kodėl mes jį darom ir ko mes siekiam jį darydami. Ir aišku, atsakyti jūsų klausimus, jūsų komentarus, išgirsti jūsų nuomonę, poziciją, jūsų patirtis teigiamas ir neigiamas, aštres ir galbūt, nelabai aštres, tai tiesiog toks mūsų lūkestis. Gal dar Marius pridėtų. Paantrinčiau direktoriui, kad tikrai užsidarius ir neatidarius vartų kitai pusei išsakyti savo nuomonę yra pati blogiausia patirtis tikriausiai ir, kaip žinot, ta situacija, kad mes, gydytojai, slaugytojai, visas ligoninės personalas turim šokti aplink pacientą. Muziką užsakinėja pacientas ir mes esam tarnai padėti žmonėms. Tai tikriausiai tik tiek, Gyvulė. Jo, tai ačiū labai. Aš gal tada pereisiu prie prezentacijų. Turim 2 prezentacijas, vieną labai atsiprašau, anglišką, bet ten aiškiai padėliota ta situacija, kaip Lietuvoje teikiamos, onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Aš tik dar prieš jums pradedant, kol jūs pradėsit dalintis ekranu, truputėlį keletą žodžių dėl bendros tvarkos, nes po to visą laiką vyksta. Yra daromas šio webinaro įrašas, webinaras po renginio bus aptvarkytas ir visiems dalyvavusiam išplatinta nuoroda elektroniniais paštais, taip pat bus įkelta tiek į Pola prieš vėžį Facebook paskyrą, tiek į Nacionalinio vėžio instituto Facebook paskyrą, kad galėtumėt peržiūrėti. Ir taip pat yra kviečiama, kur yra Q&A skiltyje, rašyti savo klausimus.
kad mes juos matytumėm ir galėtumėm atsakyti. Matau taip pat kylančias rankas, galimybę gyvai jūsų išklausyti šio webinaro metu nėra, nes yra virš 100 dalyvių. Jeigu visi girdėsim, kalbėsim žodžiu, nelabai bus konstruktyvu, tai išties prašymas yra rašyti komentarus Q&A skiltyje ir ten mes juos matysim ir atsakysim po prezentacijų. O dabar tada išties perduodu atgal žodį gerbiamam direktoriui Valdui Pečeliūnui ir iš pradžių prezentaciją ir tada jūsų jau čia užduodami klausimai arba anksčiau atsiųsti klausimai. Jo, ačiū labai ir dėl klausimų iš tiesų priimam ir asmeninius klausimus dėl ligos situacijų, bet aš bijau, kad į tos asmeninius šiek tiek sudėtingiau bus atsakyti. Sisteminius klausimus dėl paslaugų organizavimo, manau, šiek tiek lengviau būtų atsakyti. Tai jūsų pasirinkimas, aš tiesiog sakau, kad galbūt į labai konkrečius, labai su ligos situacija susijusius klausimus gali būti sudėtinga atsakyti, nes paprastai labai yra specifinės situacijos ir reikia daug informacijos, kad būtų galima protingai ir gerai atsakyti ir tiksliai atsakyti. Tai jeigu nematysim galimybės atsakyti tiksliai, tiesiog galbūt atsiprašysim ir paprašysim kitais kanalais užduoti klausimus. Taigi dėl Lietuvoje, reiškia, aš atsiprašau, pasidalinsiu ekranu, mes turim šiokių tokių techninių iššūkių, Taip, nebus prezentacijos režime, mūsų prezentacija tiesiog bus įprastiniam darbo režime. Atsiprašom, pasistengiam maksimaliai išdidinti ją. Bet matom gerai, dėkui. Dar kartą atsiprašau dėl anglų kalbos, tiesiog nespėjom išversti. Tai Lietuvoje vėžys, vėžio paslaugos, onkologinės paslaugos pradedamos organizuoti klasterių principų. Klasterinis principas jis yra įgyvendintas pilnai kardiologijai, nepilnai, didžiąją dalimi kardiologijai, neurologijai, traumos klasteris yra. Klasterių kiekis yra gana didelis ir klasteris iš esmės užtikrina paslaugų organizavimą. Kaip paslaugos teikiamos Lietuvoje skirtingose regionuose. Esminė žinutė, Lietuvos piliečiai turi teisę pasirinkti įstaigą. Reiškia, nėra jokių teisinių kliučių, nėra jokių administracinių kliučių, bet bendros tvarkos, kaip vienam ar kitam regione organizuojama onkologinė pagalba, jos egzistuoja. Labai trumpai apie Lietuvos regioninę politiką. Lietuvos regioninė politika yra išdėstyta Baltojoje knygoje, kur numatyta, kad yra 3 didieji centrai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, yra 2 tarpiniai miestai, Panevėžys, Šiauliai ir 5 regioniniai centrai. Ir atitinkamai pagalba, sveikatos priežiūra irgi yra aptarta būtent regioniniai politikoje, kad universitetai ir tretinė asmens sveikatos priežiūros pagalba yra 3 didžiuosiuose miestuose, 2 tarpinėse miestuose yra universitetų filialai ir taip pat dalis tretinės asmens sveikatos priežiūros pagalbos. Jeigu žiūrėti į onkologiją, šiuo metu nėra labai aiškiai išskirta, reiškia, regioninis principas, bet yra išdėstytos pagrindinės įstaigos, kurios teikia klasterinę onkologijos pagalbą. Tai Vilniuje mes turim 2 įstaigas, tai yra Nacionalinis vėžio institutas, kuris teikia didžiąją dalį išskyrus hematologiją, yra Santaros klinikos, kurios neteikia radioterapijos, Kaune yra Kauno klinikos, kurios teikia visą onkologinę pagalbą, Klaipėdos universitetai yra vėlgi Klaipėdos universiteto ligoninė viena, kuri teikia visą onkologinę pagalbą, Šiauliai neteikia hematologijos, Panevėžys neteikia radioterapijos ir onkologijos. Kol kas reguliacija išties nėra labai detali, bet aš jums gal labai trumpai ir infrastruktūrą norėčiau parodyti. Reiškia, čia nepavyks animuotą vaizdą parodyti, bet Vilniuje hematologija, kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija Santaros klinikose, biobankas ir Santaros klinikose Nacionaliniam vėžio institute, molekulinė diagnostika ir Santaros klinikose Nacionaliniam vėžio institute, robotinė chirurgija ir Santaros klinikose Nacionaliniam vėžio institute, akredituotas vėžio centras yra vienintelis Lietuvoje Nacionalinis vėžio institutas. Kai matom, Kauno klinikos iš esmės teikia visas pagrindinės išskyrus robotinę chirurgiją,
šiek tiek labiau ribotos infrastruktūros yra Klaipėdoje, na ir Panevėžys, Šiauliuose mažiausias spektras infrastruktūrų ir mažiausias spektras paslaugų teikiamas. Čia labai trumpai apie vėžio klasterį, dar jeigu pasižiūrėti į paciento kelią, tai yra pirma dalis ankstyva diagnostika, antra dalis prevencija ir ankstyva diagnostika, tai yra prevencinės programos. Vėliau jau paslaugų prieinamumas ir diagnostinės procedūros, tada gydymas, paliatyvi pagalba ir ilgalaikė stebėsena. Tai šiai dienai vėžio klasteris reguliuoja ir finansuoja būtent tą ankstyvąją dalį. Kol kas gydymo koordinavimo, paliatyvios slaugos koordinavimo, organizavimo ir ilgalaikės pagalbos koordinavimo valstybiniu mastu nėra įdiegta. Ir atitinkamai nemaža dalis jūsų klausimų būtent jaučiasi tai, kad Lietuvoje, pavadinkim taip, ankstyvoji dalis yra tvarkoma, finansuojama, nustatyta tvarka, kaip teikiamos paslaugos, skirtas atitinkamai finansavimas, sutvarkyta teisinė bazė, išskirta lyderystė atskirų įstaigų atskirose srityse, užtikrintas monitoravimas. Kai tuo tarpu nuo gydymo pradžios ir vėliau kol kas reiškia kūrimo fazė. Ir vėlgi žiūrint į jūsų klausimus, į jūsų pastebėjimus, nuskundimus, matosi, kad būtent trūksta tos koordinacijos, bet aš manau, kad mes šiandien turėsim tam tikrų žinių, reiškia, kur mes judam ir kur mūsų iniciatyvos kaip įstaigos yra. Ir aš tada pereinu prie kitos jau lietuviškos prezentacijos apie visapusišką vėžio centrą. Tai yra, matom žemėlapį. Čia yra Europos vėžio institutų organizacijos centrai pažymėti. Bet iš tikrųjų tų akredituotų centrų yra mažuma. Ir matom, žalia spalva, reiškia, pažymėti būtent yra visapusiški vėžio centrai, žvaigždutė pažymėti. Tai tų centrų kiekis nėra didelis. Jeigu žiūrėti Skandinavijos šalis, tai Suomijoje yra vienas visapusiškas vėžio centras ir keli vėžio centrai, 5 milijonai gyventojų, Švedijoje 3 visapusiški vėžio centrai ir dar papildomai 3 vėžio centrai. Norvegijoje yra vienas visapusiškas vėžio centras. Skandinavijoje apytiksliai 3-5 milijonam gyventojų vienas visapusiškas vėžio centras. Labai panaši situacija Vokietijoje, bet šitoj Baltijos pusėje, pavadinkim, yra 2 vėžio centrai. Ne visapusiški vėžio centrai, tiesiog vėžio centrai, kur pasiekta akreditacija yra žymiai lengviau, tai yra Tartu ir Nacionalinis vėžio institutas Lietuvoje. Kitų vėžio centrų nėra. Dabar būtent šito tipo akreditacija gyvuoja jau daug metų, apie 30 metų šita organizacija gyvuoja ir nemažai centrų akreditavosi. Kad suprastumėt tos akreditacijos svarbą, ši akreditacija duodama tik įstaigom, kurios iš tikrųjų atitinka aukščiausius reikalavimus kokybės. Turiu omeny ir vėžio centras, kur 2 raidytės CC jau reikalauja tikrai labai reikšmingų organizacinių dalykų. CCC dar papildomai reikalauja gana didelio masto paslaugų teikimo ir papildomai kokybės reikalavimai yra aukštesni. CCC akreditacija arba visapusiško vėžio centro akreditacija gauti yra sudėtinga. Taip, kad nebūtų paprasta, noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga organizuoja savo atskirą akreditacijos sistemą, kuri Lietuva dalyvauja būtent kriterijų nustatymuose, bet kad paprasčiau būtų, tai didžioji dalis kriterijų sutampa su Europos vėžio organizacijų kriterijais ir būtent šitas planas sukurti visapusiškų vėžio centrų tinklą yra įdėtas kaip vienas iš flagmanų, iš pagrindinių tikslų į Europą nugali vėžį 2021 metų planą. Reiškia, Europa planuodama nugalėti vėžį kaip vieną iš svarbiausių uždavinių kelia uždavinį, kad kiekvienoje šalyje nariai atsirastų visapusiškas vėžio centras, užtikrinantis aukščiausio lygio pagalbą ir gebantis ją teikti kokybiškai ir atitinkantis labai griežtus reikalavimus. Ir labai trumpai apie visapusiškumo apibrėžimą. Pirmoji dimensija tai yra visų diagnostikos ir gydymo metodų prieinamumas,
centre tam turi būti užtikrintas. Antroji dimensija tai galimybė naudoti šiom įstaigom, šiom galimybėm visiems pacientam, sergantiem visom onkologiniam ligom. Trečioji dimensija platus spektras onkologijos srities mokslinio tyrimo ir ketvirtoji dimensija ryšys su švietimu. Reiškia, tų kriterijų yra gana daug, yra 317, iš kurių 100 yra esminių, apima labai daug sričių, tai pradedant nuo valdysenos, struktūros ir proceso visapusiško vėžio centro, mokslo kriterijų, kokio masto mokslas turi būti vykdomas, mokslo praktikos integracija, inovacijos, prevencija, edukacija, paslaugų kokybė, saugumas, diagnostinės technologijos ir procesai, gydymas, išgyvenusiųjų priežiūra. Kas yra labai svarbu iš esmės per visus šitos procesus arba per visus šitos kriterijus, reiškia, yra labai aiškiai vienareikšmiškai atspindimas pacientų interesas. Ir pacientų interesai praktiškai kiekvienoj šitoj kriterijų grupiai yra aptariami. Dabar, jeigu pasižiūrėtumėm į mūsų gebėjimą, turiuomenį Nacionalinio vėžio instituto gebėjimą atitikti kriterijus, žiūrint į 23 metų duomenys, klinikinių tyrimų skaičius nepakankamas, deja, publikacijų trūksta tam, kad pasiektumėm visapusiško vėžio centro lygį. Biudžetas mokslo tyrimam yra mažokas, biudžetas vėžio gydymui mažokas. Ir jeigu žiūrėti į toliau, į detalesnius kriterijus, irgi nemažai yra dalykų, kurių mes negalim įgyvendinti. Atitinkamai yra sprendimas priimtas integruoti arba kartu su Santaros klinikom ir Vilniaus universitetu siekti atitikimo visapusiškam vėžio centrui ir atitinkamai turėti visapusišką vėžio centrą būtent Vilniuje, sudėjus visas stipriasias 3 institucijų pusės - Nacionalinio vėžio instituto, Santaros klinikų ir Vilniaus universiteto. Integracijos naudos, reiškia, gerėjanti pacientų priežiūra, kaip mes tą matom, mokslo ir inovacijų pažanga, klinikinių tyrimų plėtra, edukacijos plėtra, veiklos efektyvumas, auganti reputacija ir įtaka ir IT sistemų ir sveikatos duomenų panaudojimo plėtra, kas yra šiuo metu yra labai svarbu irgi vienas iš ES prioritetų, vis tik tai bendra sveikatos duomenų erdvė ir sveikatos duomenų atvėrimas pacientų. Pagrindiniai probleminiai aspektai, kas mus veda prie integracijos, tai yra NVI konkrečiai ribotas onkologijos tarnybų spektras, mes netitinkam visapusiško, nes, tarkim, neturim hematologinių paslaugų, reiškia, tam tikrų kitų onkologijos srities paslaugų, neturim tam tikrų diagnostinių galimybių ir yra ribotos galimybės teikti paslaugas kitų terapinių specialybių, tai yra kardiologija, endokrinologija, neurologija, tiesiog šitų specialistų nėra. Vėlgi, konsoliduojant, šitai būtų viena iš pagrindinių, tai užtikrinti būtų viena iš pagrindinių užduočių. Apie mokslinius ir edukacinės veiklos aspektus aš gal nekalbėsiu šiandien, bet visapusiško vėžio priežiūros centro pagrindiniai tikslai išdėstyti būtent šioje skaidrėje, tai vienas pacientui svarbiausias dalykas, vienas IT arba informaciniam technologijom pagrįstas paciento kelias, visos onkologinės terapinės specialybės viename centre ir 24 valandų visapusiška pagalba. Turiuomenį visapusišką su visais reikalingais specialistais prieinamais kiaurą parą. Medikui, mokslininkui tai svarbu siekiant technologijos bei mokslo integracijos, turėti vieną integruotą informacinę sistemą, kuri galėtų ir praktikai pasitarnauti, pagelbėti ir mokslui, tiesioginės galimybės dalyvauti pacientam onkologijos klinikiniuose tyrimuose, galimybės kartu vystyti pažangę terapiją, taikomosius tyrimus, auginti kvalifikaciją. Mokslininkui, medikui, tarptautiškumas ir praktika keičiantis mokslo projektai, tai yra didelė institucija, vėlgi galimybė dalyvauti europinėme visapusiškų vėžių centrų tinkle,
atveria reikšmingų galimybių judėti priekį, steigti inovacijas, tapti Europos tinklo dalimi su aukščiausia kokybė. Na ir nebejotinai konsolidacija padėtų sutvarkyti onkologijos srities mokymą. Šiuo metu trūksta šiek tiek integracijos. Universiteto klinika yra Santaros klinikų bazėje, ten didžioji dalis studentų ir rezidentų ugdymo vyksta, pas mus šiek tiek mažesnė dalim vyksta būtent studentų rezidentų ruošimas, specialistų rengimas. Norėtumėm turėti vieną integruotą onkologijos mokymo programą visapusiškam vėžio centre. Gal tai yra pagrindinės nuostatos, ką šiandien norėjom papasakoti, ir lauktumėm labai klausimų apie mūsų procesus, apie mūsų tikslus ir apie jūsų skaudulius, asmeninės patirtis. Dėkui už detalę prezentaciją, už užsakytus siekius ir planus. Matau, kad klausimai jau po truputėlį rašomi komentarų skiltyje, tai gal pereinant prie šių, norėčiau pasiūlyti truputį susipažinti su auditorija. Turim paruošę tokią mažą anketą, keletą mažų klausimų, kurie ir padės sugrąžinti klausančius prie ekranų, jeigu buvo įsitraukę į kitas veiklas. Tai žiūrėkit, paleisim klausimą, truputėlį susipažinti, ar tai yra šiandien pas mus daugiau pacientų artimųjų, ir pasirinkit vieną iš jums labiausiai tinkančių atsakymų varianto. Mes iš karto matysim ekrane ir kaip keičiasi eilutės. Puiku, jau trečdalis dalyvių prabalsavo. Taip. Matau, kad daugumai puikiai veikia ši funkcija. Taip, turbūt ir jau matosi tendencijos, kad didžioji dalis šiandien prisijungusių yra pacientų, beveik 9 iš 10, 86% yra pacientų, apie 8% yra jų artimųjų, yra keletas sveikatos priežiūros specialistų ir keletas asmenų, kurie natūralu turi teisę savęs neidentifikuoti ir nenurodyti. Tai dėkui jums, ir tada bus kitas klausimas, kurios sveikatos priežiūros centro pacientai. Jūs esat, jeigu atsakinėjat už artimuosius, tai nurodykit kaip artimojo, kur jūs lankotės. Kur jūs daugiausia lankotės, kur šiuo metu vyksta jūsų gydymas, stebėsena. Kvietimai yra išvardinti iš visų šiuo metu veikiančių gydymo įstaigų, kur gydomi onkologinės ligos, ir taip pat yra galimybė pasirinkti, kad nėra nei pacientas, nei artimasis, nes tikrai ir iš registracijų matėm, kad jungiasi ir sveikatos priežiūros specialistai, tai kas irgi mus labai džiugina. Taip, labai, jau matau, kad greičiau vyksta atsakymas į šį klausimą, jau 82%, beveik 90 dalyvių prabalsavo. Tai taip, 45% Nacionalinio vėžio instituto pacientų, daugiau šiek tiek nei ketvirtadalis Santaros klinikų, 10% Kauno klinikų, 8% Klaipėdos, iš Šiaulių nieko neturim, iš Panevėžio turim keletą dalyvių. Ir taip, keletas, kurie nei pacientai, tai matosi visgi, ar ne, susumavus 73, 3/4 yra šiandien prisijungusių, kurie yra iš Vilniuje įsisteigusių gydymo įstaigų. Tačiau klausimai, kuriuos mes toliau gaunam ir iš pacientų, išgirdim, jie tikrai bus aktualūs visiems, ne tik turbūt šiose gydymo įstaigose besigydantiem, nes atsakymai yra iš sisteminės pusės dažnai. Ir tikrai tiek gerbiamas Valdas Pečeliūnas, tiek Marius Kinčius puikiai žino, išmano, kokia yra sveikatos priežiūros sistema ir kodėl būtent dėl šitų priežasčių tam tikros problemos yra užprogramuotos.
Taip, matau, kad kažkas komentuoja, kad yra Panevėžio pacientė, bet gydymą gavo ir Vilniuje, tai taip gali būti tokių žmonių, kurie gydosi keliose, sakykime, chirurginė operacija vienoje įstaigoje, o chemoterapinis ar radioterapinis gydymas kitur. Tai dėkui, tada baigiam turbūt su klausimai šiame etape, su balsavimai šiame etape ir pereisim tada prie klausimų. Aš gal tada norėčiau pradėti nuo klausimo, kurį buvom gavę iš anksto. Dėkoju tiem, iš viso gavom turbūt apie 20 iš anksto atsiųstų klausimų, nes kai kurie pacientai uždavinėjo po 3, po 4 klausimus ir vieni iš tokių klausimų buvo susijęti su mūsų pavadinimu, su mūsų webinaro pavadinimu, tokio renginio, tai iškart norėčiau ir paprašyti direktoriaus pakomentuoti, kodėl visgi seminaro pavadinimas yra parinktas toks, kad planai ir veiksmai siekiant geresnių paslaugų Vilniaus regiono onkologiniam pacientam. Ar čia planuojama atskirti Vilniaus regiono onkologinius pacientus iš bendro NVI srauto, ar kodėl būtent toks pavadinimas ir ar čia kažkokia slapta mintis užkoduota, ar tiesiog dėl kitų priežasčių? Nėra jokių absoliučiai slaptų minčių, gal tam tikras mūsų kuklumas, reiškia, kaip jau minėjau pačioj pradžioje ir dėl ko parodžiau tą regioninio paslaugų organizavimo principą, dar kitaip trumpai vardinama klasterinių principų, kad taip paslaugas pacientai renkasi gydymo įstaigą, renkasi gydymą, bet vis tiek yra organizavimo principai, yra Lietuvoje 6 klasterių įstaigos, kurios tą paslaugų teikimą optimizuoja ir padaro pačią optimaliausią paslaugų teikimo galimybę suteikia. Ir matot, kaip yra, vėlgi, jeigu paslaugos organizuojamos neefektyviai, tai visi suprantam, kad su tais pačiais resursais, su pačiom lėšom, su tais pačiais specialistais mes jų suteiksim mažiau, tinkamai bus prieinamumo problemos. Tai aš teigiamai žiūriu į klasterinį organizavimą, bet taip pat teigiamai žiūriu ir galimybę pacientų rinktis gydymo įstaigą ir, reiškia, gydytoją. Taip pat teigiamai žiūrėčiau, jeigu Lietuvoje būtų priimtas sprendimas tam tikras retas paslaugas koncentruoti atskirose įstaigose, nes paslaugų kokybė labai stipriai priklauso nuo gydytojų patirties ir nuo institucijos patirties. Tai kuo toliau, tuo kiekvienas vėžys, mes pereinam prie precizinės medicinos, individualios medicinos, tuo kiekvienas vėžys yra vis labiau individualus. Ir jeigu mes seniau turėjom, tarkim, diagnozę tam tikrą, šiuo metu mes suprantam, kad ta viena diagnozė iš tikrųjų yra galbūt 10 atskirų ligų, kai kuriais atvejais dar daugiau. Ir atitinkamai įsigilinti, reikia matyti daug pacientų, reikia turėti daug patirties, reikia užtikrinti srautą. Tai beje, europinė strategija, reiškia, kuriant būtent visapusiškų vėžio centrų tinklą, nukreipta į tą koncentraciją paslaugų. Tam, kad užtikrinti didžiausią kokybę, geriausią įstaigų ir specialistų patirtį. Tai nesukuriamos jokios kliūtis, bet taip bandoma efektyvinti paslaugų teikimą, gerinti organizaciją ir atitinkamai didinti prieinamumą. Už apie prieinamumą. Iš karto galvoju, nemažai klausimų ir iš anksto užduotų ir dabar matau komentaruose yra būtent apie paslaugų prieinamumą, apie eiles vienam ar kitam kelionės per vėžį etape. Tai iš tikrųjų ir turbūt daugiausia problemų, kaip ir prezentacijos metu pristatėt, kai jau yra tų iššūkių, kai prasideda aktyvaus gydymo etapas baigtas, prasideda stebėsena ir nemažai pacientų skundžiasi, kad vietoj 3 mėnesių stebėsenos kas 3 mėnesius, realiai gaunasi, kad stebėsena vyksta kas 6 mėnesius ar netgi rečiau. Ir pacientė rašo, kad eilės 8 mėnesiai ir daugiau, kai gydytojai liepia atvykti kas 4 mėnesius. Anksčiau būdavo, irgi kai kurie komentuavo, kad būdavo kitaip. Visada užsiregistruodavau prieš 2 mėnesius ir būdavo tvarkoj, o šiais metais mano nuostabai visi specialistai pasak registratūros tokie užimti, kad pavyks gauti eilę tik kitais metais, galbūt numatoma kažkoks registratūros sistemos keitimas artimiausiu metu, ar kažkas kokie veiksmai daromi, kad situacija pasikeistų į geresnę pusę. Gal apie eilės aš pakomentuosiu, tai iš tikrųjų nepaslaptis, kad tos eilės Lietuvoje yra
ne tik pas mus ir visose kitose įstaigose specialistų trūkumas tikriausiai irgi ne paslaptis tiek gydytojų tarpe, tiek slaugytojų tarpe. Kas yra daroma, kad tos eilės trumpėtų, kad būtų, reiškia, tie žmonės, kuriems šiandien ir dabar reikia patekti pas mus, yra sukurti žali koridoriai, yra įsteigta atvejų vadybininkų institucija, kuri administruoja pacientų patekimą pas gydytojus. Pažymėtina tai, kaip ir direktorius minėjo, kad galima rinktis įstaigas, ne tik tai mūsų ir kitas. Žinoma, pacientai, kurie gydėsi pas mus, jie nori patekti pas mus, nori patekti pas tą gydytoją, pas kurį praėjo chemoterapiją, spindulinį gydymą ar buvo operuoti. Tai iš tikrųjų noriu pasakyti, kad visi gydytojai dirbantis mūsų įstaigų yra kompetentingi, profesionalūs ir jeigu jūs negalite papulti pas gydytoją A, tai tos specialybės gydytojas B tikrai gali atlikti tas pačias procedūras, tas pačias konsultacijas, suteikti pagalbą ir tą padaryti laiku ir neuždelsti. Kita vertus, mūsų kontaktų centras dirba ir ilgalaikės stebėsenos pacientai. Tai irgi yra, supraskit, kad tie žmonės, kurie gydyti prieš 5 metus ar 7 metus, nėra tas pats, kas gydyti žmogus prieš 2 ar 3 mėnesius. Ir kiekviena situacija yra labai individuali. Ir kontaktų centrų specialistai atrenka, kuriam pacientui reikėtų šiek tiek greičiau patekti pas gydytoją, nei galbūt kitam pacientui. Tai tikriausiai būtų toks trumpas komentaras. Jeigu leistumėt pasidalinti ekranu, yra tokia eilių monitoravimo sistema. Beje, pažangus dalykas. Ar galėčiau? Taip, taip. Tai aš dabar tiesiog gyvai surinkau, reiškia, adresą. Įsivedėm čia Lietuva. Taip, kažko persikrauna. Specializuota priežiūra. Išsikraus turbūt. Ir įsivesim įstaigą, aš po to jums pademonstruosiu. Nacionalinis vėžio institutas. Ir čia būtų mūsų skaičiai. IPR naudojimas, tai yra internetinė paciento registracija. Praktiškai visi pacientai per IPR registruojami, kartais per vidinę, kartais per išorinę sistemą. Ir matot, čia yra pacientai, kurie gauna konsultaciją per 30 dienų. Čia viršui 2 ir 3 mėnesiai. Tai didžioji dalis pacientų mūsų institucijai gauna konsultaciją per 1 mėnesį. Tai čia yra objektyvūs skaičiai, nes stengiamės tiesiog visus siuntimus administruoti per valstybinę nacionalinę sistemą, bet matot, ta situacija nebuvo tokia gera dar pernai ir ta dinamika turim dabar reikšminga. Tai yra, norim pasidžiaugti, kad iš tikrųjų sistemiškai žiūrint, matom gerėjančią situaciją, bet mes tikrai suprantam, kad yra pacientų ir būtent tie pacientai, kurie negauna norimos konsultacijos laiku, jie gal didžiausią nusivylimą patiria ir atitinkamai iš ten kyla klausimai. Tai vėlgi mūsų kaip administracijos užduotis pirmiausia užtikrinti sisteminį prieinamumą paslaugų, ką direktorius medicinai sakė, kad konkretaus daktaro prieinamumas iš tiesų gali būti problema, bet paslaugos prieinamumą, ką mes galim realiai užtikrinti arba stengiamės užtikrinti, reiškia, yra sistemiškai galima pagerinti. Tai dedam pastangas. Dabar, reiškia, jeigu buvo klausimas iš 2 dalių ir ilgalaikė stebėsena buvo atkreiptas dėmesys, tai vėl sustabdysiu dalymąsi. Pačioj pirmoji prezentacijai rodžiau, kad finansavimas, teisinis reglamentavimas, lyderystė yra gana neblogai sudėlioti prevencinėse programuose. Buvo projektas geras dėl patekimo į įstaigas, tikimės, kad bus to projekto tąsa, bet ilgalaikė stebėsena, paliatyvi pagalba, gydymo koordinavimas, jis paliktas įstaigom.
Tai ir galbūt didžioji problema yra, kad nėra tam finansavimo skirta. Tai dėl mūsų veiksmų mes jau kreipėmės į ligonių kasas su prašymu, kad būtų įteisinta paciento vadybininko paslauga ir apmokėjimas už tą paslaugą ir kad tas paciento vadybininkas būtų atsakingas ne tik už patekimą į įstaigą, kur jau pradeda funkcionuoti. Nesakau, kad idealiai, bet matosi gerėjimas. Bet kartu ir už ilgalaikę stebėseną, nes dabar ilgalaikė stebėsena sistemiškai priklauso nuo gydytojo ir jo slaugytojos. Kaip jie suorganizuoja, taip ir yra. Tai perdodam tą funkciją, tą klausimą mūsų kontaktų centrui, kurie neblogai sprendžia pirmą patekimą pas gydytoją arba pirmą epizodo klausimą. Tikimės, kad ta ilgalaikė stebėsena irgi bus išspręsta. Kas yra labai svarbu, ilgalaikė stebėsena labai stipriai akcentuojama būtent visapusiško vėžio centro procesuose ir be, tarkim, sutvarkytos ilgalaikės stebėsenos, be sutvarkyto paciento kelio nėra įmanoma gauti akreditacijos visapusiško vėžio centro. Taip kad pastangos sutampa, bet žinot, jeigu nėra finansavimo šaltinių vienai ar kitai paslaugai, ir įstaiga pati jį iš savo resursų skiria, kas pasidaro. Aš taip detaliau kartais paaiškinsiu. Mes galim mokėti mažesnės algas, nes dalį pinigų mes nukreipiam papildomom funkcijom. Atitinkamai iš mūsų pradeda specialistai migruoti į kitas galbūt viešasis, gal daugiau į privatų sektorių. Atitinkamai mūsų galimybės po kurio laiko tampa mažesnės. Tai nesutvarkius finansavimo vienos ar kitos paslaugos iš tiesų naivu būtų tikėti sutvarkyti procesą. Galima jį aptvarkyti, bet sistemiškai išspręsti. Reikalingas finansavimas, reikalinga procesų sutvarkymas. Jeigu labai stipriai užsibrėžti kažką tvarkyti, neturint realių pagrindų, neturint resursų, greičiausiai tas entuziazmas baigsis ir turėsim dar vieną nesėkmę, nusivylimą ir po to netikėjimą reformom. Tai stengiamės planingai eiti priekį ir žiūrime procesus sistemiškai, tai yra finansavimas, tai yra reguliacija, tai yra rodiklių nustatymas, jų monitoravimas. Tai kad sutvarkyti procesą vieną kartą ir tvirtai, turi būti visi dalykai sudėlioti, nes entuziazmo pagautas neturėdamas resursų, neturėdamas kontrolės, dėja negali įvykdyti rimtos reformos. Tai taip yra fokusė, taip pripažįstam, kad ypatingai ilgalaikiai stebėsenų yra problemų ir taip tikimės, kad kitų metų pirmoji pusė, o gal net ir pačioj pradžioj situacija reikšmingai pasikeis. Iš savo pusės darom tam tikrus žingsnius, tai yra papildomi specialistai darbinami ilgalaikiai stebėsenai, tiesiog jų trūko. Tai didinam specialistų kiekį ir atitinkamai pavedam tam tikras funkcijas atskiriems žmonėms vykdyti. Bet sisteminis pokytis, kaip jau sakiau, ateis ir su finansavimu, ir su procesų sutvarkymu. Aš dar noriu porą aspektų atkreipti dėmesį, kad taip jūs rodėt eilių tą diagramą, kuri iš tikrųjų rodo tą tokį jau nuo užsiregistravimo į sistemą, per kiek laiko suteikiama konsultacija. Tačiau žinom, kad yra dar tas laukimo eilė patekti į oficialią registraciją. Ir taip pat matau ir komentaruose rašo, kad tas yra labai svarbus to kelio sumenedžimas, tyrimai iki atvykimo ir taip toliau. Tai ką noriu atkreipti dėmesį, kad čia tikrai iš tikrųjų yra kompleksinis klausimas. Mes per 15 minučių visko neaptarsim, tačiau šalia yra įsteigta Nacionalinio vėžio instituto pacientų taryba. Tai kviečiu irgi visus, yra skelbiama informacija NVI pacientams skiltyje ir informacija apie pacientų tarybą. Taryba tik pradeda veiklą, tačiau viename iš posėdžių mes labai detaliai aptarinėsim būtent ir registracijos aspektus. Kartu ieškosim būdų, kaip galima kažkokiais procedūriniais žingsniais tą procesą suefektyvinti ir padaryti jum visiems pacientam aiškesnį ir lengvesnį. Tiesiog tikrai turbūt šiandien gal apie eiles jau nebekalbėkim, nes liko apie 15 minučių numatyto mūsų renginio laiko, yra ir kitų klausimų. Vienas iš jų turbūt yra apie reabilitaciją. Vėlgi matau, kad yra su reabilitacija nemažai klausimų, tiek reabilitacijos prieinamumas, tiek patalpos reabilitacijai. Ir vienas iš turbūt jau tokių pasiūlymų praktinių, kuris man labai patiko, parašytas komentarų skiltyje, kad pati moteris yra pacientė ir lydi mamą
į Nacionalinę vėžio institutą. Visų pirma, labai dėkoja visiems NVI darbuotojams už darbą ir tarnystę. Ir klausimas, pasiūlymas, kad galbūt būtų galima rasti tam tikrą kampą, patalpą Vėžio institute, kur galėtų tiek pacientas, tiek lydintis asmuo prasimankštinti, pajudėti, nes išties dažnas akcentuoja, kad atvykus reikia laukti ilgai, ar tos pačios chemoterapijos atlydėjus procedūros metu, ar laukiant tyrimų atsakymų, tai išties tai neužimtų, galbūt nekainuotų labai daug, tačiau pagerintų tą paciento kokybę. Dėl reabilitacijos tik taip, patalpos tikriausiai jos reikalauja didelio dėmesio, remonto, bet kaip suprantam, iš vidinių rezervų tą trauklį šiandien padaryti yra pakankamai sudėtinga. Tikrai šiuo metu yra įrenginėjama nauja kineziterapijos salė, kuri tikriausiai šių metų pabaigoje ar kitų metų pradžiai turėtų startuoti. Ir iš tos dabartinės salės, kur yra irgi pusrūsyje, turėtumėm persikelti į naujas patalpas, šiuolaikiškas patalpas, erdves su vėdinimu ir pacientai tikrai turėtų būti nustebinti pokyčių. Taip pat mes reabilitacijos skyriuje praėjusiais metais ir šių metų pradžioje gavome pagal DNR programą tikrai daug naujos įrangos, tiek yra įsteigtas druskų kambarys, reiškiasi relaksacijos patalpa, nauji masažo stalai, taip kad tas dėmesys reabilitacijai skiriamas, žinoma, kad tobulybei nėra ribų ir tai pacientai tikriausiai palaipsniui turėtų būti vis labiau nudžiuginti mūsų pokyčiais įstaigoje. Be tų infrastruktūrinių investicijų, kur mes į reabilitacijos būtent sritį dedam, iš tiesų sritis nusipelno labai rimtų pertvarkų, mes tą tikrai suprantam ir norim užtikrinti. Tai vienas dalykas infrastruktūra, daktaras Kyčius paminėjo, kitas dalykas registracijos sistema dabar galbūt netitinka šiuolaikinių standartų ir skaidrumo principų. Pervedinėjom registraciją į internetinę registraciją, stengiamės išskaidrinti ją, nes iki šiol buvo rankiniu būdu, ten skirtingose vietose tas daroma. Dar vienas dalykas, galbūt esminis, reiškia, čia neretai minima limfodrenažiniai masažai. Su jų apmokėjimu yra visiška katastrofa, ta prasme apmokėjimas ir ten už tą limfodrenažinį masažą greičiausiai, jeigu žmogus, tarkim, specialistas pasamdytas mūsų įstaigai daro vien limfodrenažinius masažus, tai jis teisingai laikydamasis darbo intensyvumo gali užsidirbti gal 20% savo algos, kitą 80% įstaiga turi sumokėti. Čia jau neskaičiuojant jokių kitų išlaidų. Tiesiog įkainis yra labai nepritaikytas ir deja reabilitacijų įkainiai kenčia. Tai tuo klausimu komunikuojam, kalbam, sisteminė, beje, čia ne vien onkologijos srities reabilitacijos problema, tarkim, stacionarinė reabilitacija iš esmės visais atvejais yra nuostolinga, tai yra sudėtinga, arba labai mažai resursų turi būti duodama, bet onkologijos pacientui, ten, tarkim, 20 pacientų surinkti į vieną grupę ir vienas kineziterapeutas kažką parodys, kaip daryti, tai irgi neužtikrina jokios paslaugos kokybės, irgi nebus pasitenkinimo. Tai yra problema su įkainiais. Labai noriu pasidžiaugti dėl vieno dalyko, kad po netrumpų diskusijų, po netrumpos, net ir vardinčiau kovos, galų gale pradėti kompensuoti psichologo paslaugos, nes iki tol jos irgi buvo absoliučiai neapmokamas. Tai yra įstaigos išlaikydavo psichologus, kurie teikdavo psichologinę pagalbą onkologijos pacientam. Tai viskas jau realiai šį mėnesį, rugpjūtį, rugsėjį atsirado mokama paslauga ir mes tikrai tikimės išvystyti onkopsichologinės pagalbos mastą gerokai, nes tiesiog pasikeitė finansavimo sąlygos. O dėl reabilitacijos taip yra iššūkių ir norim užtikrinti visiems pacientam, bet vėlgi tai yra ir finansavimo klausimas, ir vėlgi tam tikrų mūsų vidinių procesų klausimas. Vidinius procesus sprendžiam savarankiškai, tvarkomės infrastruktūrą, investuojam, bet finansavimo klausimas dar tikiuosi, kad gal per kitus metus pajudės, bet kol kas labai tokių ryškių pokyčių nesimato. Ir čia gal pacientų organizacijų irgi paramos reikėtų.
Jo, bet kaip vat ir puikus onkopsichologijos pavyzdys, kad ar ne visiems apsijungus kartojant, aš galvoju, turbūt čia mes vienas iš pasiūlymų kreipimas į vyriausybę, turbūt 18-19 atsirado metais dėl onkopsichologinių paslaugų. 5 metai praėjo, rezultatas yra, tai su reabilitacija, su limfodrenažais irgi tikrai ir tyrimai padaryti, ir vyriausybė išsiųsti, tai tikrai tą klausimą kartosim, jaučiam, tiek pacientai, tiek gydytojai supranta tuos poreikius, tačiau poreikių turbūt yra šiuo metu daugiau negu galimybių, bet kartojant, akcentuojant, tikrai klausimai pajuda. Truputį kitas klausimas, vėlgi apie procedūrinius žingsnius, tačiau įvardinsiu apie tai, vat pacientas aprašo savo situaciją, kur jis jaučia, kad yra reikalinga skubi pagalba, lyg išsivysto uždegimas, skausmas, temperatūra, aptinimas, skambina į NVI registratūrą ir gauna pasiūlymą laukti standartinio priėmimo laiku. Tai žmogus pats kreipiasi, tada važiuoja į greitąją universitetinę ligoninę, gauna pagalbą ir klausimas, ar NVI planuoja teikti pacientams skubios pagalbos paslaugą arba bent skubias konsultacijas. Skubios pagalbos skyrius mūsų įstaigoje, kaip ir bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje, jis privalo būti ir jis veikia 24 valandas 7 dienas per savaitę. Tai tos pagalbos platumas ir profesionalumas, ar kitaip sakant, galbūt sudėtingumas problemos sprendimo, galbūt jis žinoma yra platesnis dienos metu, darbo dienomis, savaitgaliais, nakties valandom tos pagalbos siauresnės yra spektras, bet tikrai visos tiek pacientų gyvybiškai svarbios problemos, jos gali būti išspręstos 24 valandas per savaitę. Tai jeigu pacientas gydosi pas mus įstaigoje, susiduria su kažkom su gydymu susijusiom komplikacijom, tai tik tai jo pačio sprendimas ar galbūt greitosios pagalbos sprendimas yra, kur jį vežti, bet jeigu greitai pagalbai pasakysit, kad jūs gydytas mūsų įstaigoje, nemanau, kai jis atsakys jūs atvežti pas mūsų įstaigą, nuveš į greitos pagalbos ligoninę ar santariškų priėmimų skyrių. Aš jau labai trumpą komentarą dėl skubios pagalbos. Matot, šiaip skubi ir planinė pagalba Lietuvoje yra atskirta ir visam pasaulyje yra atskirta. Reiškia, planinė pagalba tai yra registratūros, jos užpildo laikus, grafikus, sudėlioja ir žmonės ateina planiniai pagalbai. Žalieji koridoriai iš esmės yra tie tokie greitesni kanalai gauti planinę pagalbą, kai jūs negalima atidėlioti. Skubi pagalba yra reglamentuojama, kas tai yra. Ir skubiai pagalbai teikti yra greitosios medicinos pagalba ir skubios pagalbos ir priėmimo skyriai. Kažkiek pirminė grandis prisideda. Tai tam tikra problema yra, kad žmonės, jie negali žinot, kurie čia situacija yra skubi, kurie neskubi. Ir tarkim atvykus į gydymo įstaigą, ten pamato kažkokį išraišką sveikatos priežiūros specialistą, kuris sako, aš čia nemanau, kad čia skubi, bet tai yra gal bendravimo kultūros klausimas. Žmogus tikrai patiria stresą, įvykus vienai ar kitai situacijai, jis nėra tas specialistas, kuris gali įvertinti, kad čia reikia skubios pagalbos ar ne. Tiesiog mūsų rekomendacija tokiu atveju, jeigu įmanoma susisiekti su šeimos gydytoju, jeigu ne, kreiptis į skubios medicinos pagalbos skyrių, ten atitinkamai bus aišku, ar ta pagalba skubi ar neskubi, jeigu negalite atvykti, yra greitoji medicinos pagalba. Tai tiesiog tas dvi situacijas reikia aiškiai išskirti, nes jos organizuojamas ir visam pasaulyje organizuojamas kaip dvi atskiros sritis. Planinė ir skubi. Tai prašymas, aišku, kreiptis į skubią pagalbą. Mes, kaip nacionalinis vėžio institutas, teikiam skubią pagalbą ir 24/7. Dėkui už patikslinimą. Apie papildomus specialistus, kardiologą. Daliai pacientų, kad būtų tęsiama chemoterapija, reikalinga kardiologo konsultacija. Pacientais pas jūs gydymo įstaigoje bent jau iki šiol nebuvo teikiama kardiologo ir užsiregistruoti kitur yra pakankamai sudėtinga. Ir pacientai klausia, kaip numatoma spręsti šią situaciją, kokios būtų rekomendacijos, nes lygiagrečiai negaudamas ir onkologinis gydymas. Jo, tai pas mus stacionare buvo užtikrintos konsultacijos, bet ne ambulatorinėje grandyje. Mes tokios terapinių specialybių iš tiesų neturim. Atskirais atvejais stengiamės užtikrinti pagalbą. Dabar, kaip mes judame į priekį,
yra viena kardiologė, Santaros klinikų kardiologė, ką tik šią vasarą apgynė disertaciją iš onkokardiologijos srities. Ir mes su juo kalbam ir stengiamės įdarbinti pas mus įstaigoje ir tiesiog pradėti teikti arba steigti tą onkokardiologijos tarnybą. Taip, daugelis žmonių dėl dažniausiai, kartais ir tiesiog turi širdies ligų, nes, kaip minėjau, vidutinis mūsų pacientų amžius 70 metų, tai yra natūralu, kai jau širdies lygos būna. Bet ir mūsų gydymas, ir spindulinė terapija, chemoterapija gali neigiamai įtakoti širdies kraujagyslių sistemą, atitinkamai reiškia sukelti problemų. Tai specializuota onkokardiologinė pagalba yra mūsų šiuo metu vienas iš veiksmų, ką mes darom, kalbam su specialistais, tų specialistų Lietuvoje yra labai nedaug. Na ir tikiuosi, kad jau šiemet įdarbinsim bent jau vieną specialistą ir auginsim tas paslaugas. Dėkui apie chemoterapijos gydymą, chemoterapijos būtų gaunant. Dalis klausimų buvo susiję su tokia kaip papildomų poreikių gultis ar ne į dienos gulėti pacientui lovoje tuo metu, kai lašinama chemoterapija. Tai kaip yra bandoma atliepti tuos poreikius, ar kaip pacientui reikėtų komunikuoti apie tokį poreikį ar jų artimai, nes matom, kad vieni lyg ir žino, kiti nežino, tas poreikis susidūrėm, kad informacijos yra nepakankama. Tai klausimas apie tai, kad pagerinti paslaugas dienos stacionare, kad galima būtų... Pacientai gulimoj pozicijoje galėtų gauti chemoterapiją. Tai ta yra įsiklausyta ir yra daromi sprendimai ir galvojam, kad artimiausiu metu bus bent viena palata, kur galima bus ne tik foteliuose, bet ir galbūt ir gulimoj padėty chemoterapija, ypač ta, kur laša 6-7 valandas galima būtų teikti. Taip. Liuks, puiku, jau daliai diena ir vakaras nušvita. Vis tiek viltis praktinė yra labai reikalinga. Ir kitas klausimas irgi iš anksčiau atsiųstų elektroninių paštų buvo apie porto kateterius. Vėlgi yra aktualus klausimas. Porto kateterių dėjimas, tolesnis jų naudojimasis, ar ne, kad jie būtų naudojami ne tik tais vaistų sulašinimui, tačiau ir kitom procedūrom. Tai čia vėlgi yra turbūt ir komunikacijos problema, ir edukacijos problema. Tai ką galima būtų pacientam iš praktinės pusės pasakyti šituo klausimu? Tai tikriausiai taip, tai yra edukacijos problema, nes didžiąją dalim tai susiduria personalas, kuris yra dienos stacionare arba chemoterapijos stacionare, tų skyrių seserys, kurios mažai retai mato tos žmonės, jos turi, kaip sakyti, apsimokymo problemų, ne? Ir irgi yra pas mus organizuojami mokymai, tai čia vienas dalykas. Kitas, mačiau, klausimas išsiųstų buvo, kad ar su steriliom pirštinėm, ar ne su steriliom pirštinėm, tai tikrai prie tų portų nereikia sterilių pirštinių, reikia sterilių adatų, dezinfekuoti odą, o tų komplikacijų, kaip ir bet koks yra svetimkūnis organizme, bet kokia infekcija sąlygoja to porto šalinimą ir tų komplikacijų pasitaiko. Tas procentas tikrai nėra didelis, bet jis pasitaiko. Tai toks komentaras. Aš gal iš savo pusės atsakysiu, aš hematologas, reiškia, ir mes gal prieš kokį 15-12 metų tikrai daug statydavom portų ir tikrai labai daug dėmesio skiriam mokymam, bet tiesiog dėl komplikacijų atsisakėm. Ir aišku, hematologiniai pacientai skiriasi nuo kitų pacientų dėl to, kad būna labai gilios imunosupresijos, bet, reiškia, infekcijų kiekis, skaitant sepsis, centrinės venos trombozių kiekis tikrai nebuvo mažas. Tas ne visai tiesiogiai galioja, tarkim, onkologiniam pacientam, kur nėra tokio lygio imunosupresijos, bet vertinant mokslinę literatūrą, apie 30% pacientų, kurie turi portkateterį, patiria vieną ar kitokią komplikaciją, dažniausiai būtent yra infekcijos ir, reiškia, venos trombozės ir pačio porto, pavadinkim, veikimo sutrikimai. Taip kad statymas šitos sistemos kai kuriais atvejais nebejotinai pateisinamas, bet jeigu tai yra mažas kiekis procedūrų, galbūt kai kuriais atvejais geriau biopsiją, tai naudoti kitus prieigos prie venos būdus. Dar vienas svarbus dalykas, kad ne visus tyrimus, kraujo tyrimus galime imti iš porto. Pavyzdys, krešumo tyrimai, jie visiškai netikslūs.
reiškia, vis tiek reikia durti vieną. Tai yra pliusų, yra minusų. Aš gal tik tai tiesiog teisybės dėliai turiu pasakyti, kad mūsų vertinimu mes per mažai dedam portų, lyginant vėlgi su užsienio šalimis, turėtų būti didesnis kiekis portų. Mes, tiesą sakant, jau pradėjom diskusiją su intervenciniais archeologais, reiškia, kaip būtų galima skirti daugiau resursų būtent portų statymui. Šita dalis ir finansuojama yra gana normaliai. Tiesiog yra specializuota labai kompetencija ir tuos specialistus reikia užsiauginti, sutelkti ir atitinkamai slaugytojus išmokinti. Ir aš labai pritariu daktarui Kinčiui dėl komentaro dėl sterilių pirštinių. Nėra įrodymų, kad naudojant sterilės pirštinės komplikacijų sumažėtų. Bet yra labai griežtos taisyklės, kaip reikia prižiūrėti portus. Ir taip, žmonės, kurie liečiasi prie portų, jie turi būti labai gerai apmokyti. Tas yra tiesa ir iš tikrųjų su portais susijęs klausimas, kai ir sporto priežiūra, porto praplovimai reguliarūs. Daugelis žinom, kad dėl to vyksta į vėžio centrus, nors ta paslauga galėtų būti teikiama ir pagal gyvenamąją vietą, pagal visą reglamentavimą slaugytojas baigęs dabar mokslus turėtų gebėti tą atlikti. Tai lygiai grečiai kalbam ir su slaugytojų sąjungom, kad organizuotų praktinius mokymus tą temą, kurie būtų įtraukiami į tą tokį kvalifikacijos tobulinimo ciklą ir pamažu tai taptų didesnė rutina. Nes ką matom, ką labai teisingai pažymėjo gerbiamas direktorius, kad ir porto pateterį, bet ir kitaip dėl skausmo, nuskausminamųjų vaistų, irgi žiūrint, atsilieka Lietuva labai pagal suvartojimą. Tai reiškia, kad pacientai negauna tam tikros kokybiškesnės galimos priežiūros, tačiau čia yra bendras darbas mūsų visų link to judėti ir su laiku gerės. Vienas iš specifinių klausimų, vėl pacientai skundėsi, kad neranda tyrimų atsakymų e-sveikatoje. Kas yra daroma šiuo klausimu ir kodėl taip yra? Aš gal trumpai atsakysiu, iš tiesų mūsų gal silpnoji vieta informacinės sistemos, kad pacientai negali prisijungti prie savo duomenų. Santaros klinika turi giminingą ELI informacinę sistemą ir ta galimybė yra suteikta. Tai šiuo metu vykdomas projektas, valstybės masto projektas, kur mes unifikuojam informacinės sistemas ir kaip minimum pacientai, kurie pageidaus gaus tiesioginę prieigą ne per e-sveikatą, bet tiesiogiai per įstaigos informacinę sistemą. Tikimės nuo naujų metų jau turėtų unifikuotą sistemą, o dėl tyrimų pateikimo į e-sveikatą, tai yra tiesiog išrašuose paprastai turi būti sudėti tie tyrimai. Taip, kad išrašus mes į e-sveikatą teikiam, gal čia kažkokia specifinė problema. Jeigu kalba eina apie laboratorinius tyrimus, tai čia jau yra tik tai gydytojo konsultanto sukėlęs į išrašą tos tyrimus ar ne klausimas, o jeigu eina kalba apie radiologinius tyrimus, tai kol kas šiuo metu tikrai yra problema. Mūsų radiologai po atliktų tyrimų patys į e-sveikatą tų tyrimų rezultatų neįkelia. Tai irgi tada tik gydytojas specialistas konsultantas juos įkėlęs į konsultacijos išrašą įsikėlė e-sveikatą. Tai šitoje vietoje irgi dirbame ir manom, kad artimiausiu metu ta situacija pagerės. Žinomas problemas ir jau sprendimas pakeliui, bet kaip visada nuo pradžios iki įgyvendinimo užtrunka. Aš matau, labai yra nemažai ir praktinių pasiūlymų pateiktų, tai tikrai jie visi yra persiųsti vadovam ir apie juos kalbėsim ir, kaip jau minėjau, pacientų tarybos metu. Ieškosim būdų įgyvendinti. Man labai patiko vienas, žinom, kad yra Nacionalinis vėžio institutas, yra parengęs paciento atmintinę, kur yra atsakoma į tokius su gydymu susijusius klausimus, bet vienas iš klausimų čia ir matomų pavyzdžių buvo tiesiog įtraukti tokia kaip ir paciento etikos atmintinę, kad atsiminti, kad visi pacientai yra lygus, kad turėtų lydėti vienas asmuo, ateinantis lankyti ne šešiese susirinkti palatoje, kad kada paspausti mygtuką ir taip toliau, kad tiesiog palengvintume vieni kitų kokybę. Tai tikrai tuos klausimus aptarsim, išdiskutuosim ir tai yra puikus konstruktyvus pasiūlymas, kaip galima visiems gerinti tą tokią gydymo, lankymosi įstaigos kokybės patirtį. Tačiau žinoti, kaip jūs manot, šiandien prisijungę dalyviai, kaip jūs matot, ar Nacionaliniam vėžio institute teikiamų paslaugų kokybė yra jūs gera, ar tobulintina, paprašysim dar atsakyti porą klausimų, kurie truputėlį ir
padės mums diagnozuoti. Kaip, vat, ir klausimas iš 5, kaip vertinate nacionalinio vėžio teikiamų paslaugų kokybę? Tai 5 yra aukščiausias, ar ne, balas, 5 vienetas prasčiausias balas, tai vat ir pasižiūrėkim, kaip čia yra, kokia yra dinamika. Taip, atsakė apie pusę visų dalyvių, klausančių šiuo metu. Dar truputį lukterkim, gal kai kuriem reikia daugiau pagalvoti, kokį čia tą balą skirti. Aha, 57%, na palaukim koks 70%, kol visų prabalsuos. Dalyvių skaičiai nelabai keičiasi, truputį auga, bet matosi, iš tikrųjų labai sutampa, žiūriu, rezultatai su mūsų prieš 1,5 metų atliktos apklausos rezultatais, kad 4/5, tai yra, kad gerai ir labai gerai vertina 77%. Tai iš tikrųjų yra aukštas balas. Mes prieš 2 metus, prieš 1,5, kai vertinam apie 75%, tai išties yra. Va tas dažnai atrodo, kad yra blogai, nes mes kalbam apie skaudulius, kalbam apie tai, ką norim tobulinti ir labai ačiū tiem, kurie išsako konstruktyvius pastebėjimus, nes jie leidžia tobulėti ir leidžia tas tokias ar ne silpnesnės grandis dar pastiprinti. Tačiau vat, labai svarbi žinutė gydytojams, specialistams visiems dirbantiem gydymo centruose, kad pacientai iš principo vertina jūsų darbą, mato ir ne veltui ir daug turim iš užsienio tokių girdimų balsų, kurie sako, mes grįžtam į Lietuvą, nes čia daug geresnė paslaugų kokybė negu kokioje Didžiojoje Britanijoje. Tai ta žinutė ir tada kitas susijęs klausimas. tą uždarom ir paleidžiam naują, truputį giliau įeinant pasižiūrėti, tuoj bus naujas. Taip, tai pasižiūrint skirtinguose kelionės per ligą etapuose, kaip ta ar ne, kuriam gydymo etape paslaugų kokybė buvo geriausia, ar ne, čia galima pasirinkti tik tais vieną atsakymą, tai toks, reikia pasižiūrėti, ar ne, per jūsų patirtis, vat, kuriam etape viskas yra pozityviausia. Ar ne, ir yra išvardinti tie 5 pagrindiniai etapai, kol dar tik įtarimas iki diagnozės patvirtinimo, nuo nustatymo iki gydymo patvirtinimo, kol vyksta aktyvus gydymas, ilgalaikė stebėsena ar reabilitacija. Ir prašysiu pakomentuoti, ar atsakymai tokie, kokie nujautėt. Matom, apie 60% iš prisijungusių prabalsavo. Dar truputį, taip, tuoj pakilsim iki 70%, bet iš tikrųjų tendencijos jau matosi. Matom, kad ar ne, daugiausia pirmoje vietoje aktyvaus gydymo etape mano, kad kokybė yra gera. Taip. Antroji vietoje nuo diagnozės nustatymo iki gydymo paskyrimo, tai kai žmogus atkeliauja pas jūs, ar ne? O ta situacija sudėtingiausia turbūt yra reabilitacijoje po gydymo, ir ta pati dažnai pradžia būna sudėtinga nuo įtarimo iki diagnozės. Nors gal taip galim, gal tada lygiai grečiai kitą klausimą dar paklausim, gal tada po to prašysiu pakomentuoti, kada prasčiausiai yra, nes čia dabar iš to sunku labai įvardinti. Žmonės rinkosi geriausia, tai matosi, kad aktyvus gydymas arba nuo diagnozės nustatymo iki gydymo paskyrimo. Taip, naujas klausimas, kuriam gydymo etape paslaugų kokybė yra prasčiausia. Vat per jūsų patirtį šiandien čia dalyvaujančių, kada situacija sudėtingiausia, kuriam etape? Aš gal padrasinsiu dalyvius, iš tiesų problemos įvardymas, tai yra pirmas etapas į jos sprendimą. Tai yra mes, tiesą sakant, gal ir nujaučiam ir tam tikrus veiksmus jau pradėjom daryti ir darom, ir įpusėjom, kai ką gal ir sprendėm, bet ta žinutė iš jūsų, kur vis tik tai reikia kreipti dėmesį, yra labai svarbi.
Mhm. Labai panašiai pasiskirsto balsai. Kurios sritys yra tobulintinos? Patikimas. Čia patikimas pas specialistą. Nu, čia yra, nes gal ne mūsų įstaiga. Tai praktiškai jau tie, kurie norėjo prabalsuoti, tai tie turbūt prabalsavo. Tai matom, ar ne, kad geriausia aktyvaus gydymo etape faktiškai visi pasisakė, o tobulintinos beveik vienodai. 3 sritis - ilgalaikė stebėsena, reabilitacija ir pati pradžia iki diagnozės nustatymo. Tiesą sakant, mes perkalbėjom su dr. Mariumi, jo, tai nėra netikėti rezultatai ir jeigu pirmas punktas iš esmės, nu, turim dalintis atsakomybę su sistema, tai trečias ir ketvirtas punktas galbūt trūksta labai dar sisteminio požiūrio ir investicijų, bet nujaučiam ir jaučiam, kad ten tikrai yra taisytinų dalykų ir tikimės, kad pagerės, bet čia būtų gana sunku įvertinti palyginimą, ta prasme, jeigu pagerėja kažkur, tai kažkur tada pablogėja santykinai, nors realiai, reiškia, kur daugiau gerės, galbūt, matysim. Ja, bet kokiu atveju tikrai žinutė pacientų yra labai aiškiai ir mes suprantam. Ir, nu, atitinkamai, jeigu jau suprantam, tai turės gerėti. Bet kas yra svarbu, kas yra pacientam vis gerina išgyvenamumą, kur yra aktyvaus gydymo etapas, tai čia yra, matosi, čia natūralu, daugiausia dėmesio buvo pastaruoju metu ir reguliuojant eiles, ir nustatant procedūras, ir skiriant investicijas ir taip toliau. Taip, aktyvaus gydymo etape buvo klausimų susijęs su tuo, bet nenoriu leistis apie inovatyvaus gydymo prieinamumą, apie genetinių tyrimų skirimą ir taip toliau. Čia tiesiog atskira tema, darysim atskirus webinarus tais klausimais apie gydymo inovacijas ir naujoves, jos labai priklauso nuo ligos lokacijos, tai sekit mūsų tolesnius kvietimus prisijungti webinarus, tačiau apie tą dėmesį ir prioritetus jos yra kaip ir labai aišku. Mes 15 minučių viršijom suplanuotą renginio laiką, tikrai ne į kiekvieną detalę atsakėm, buvo asmeninių klausimų susijusių su liga, dėja dėl seminaro pobūdžio negalim atsakinėti ten apie tam tikro gydymo lokaciją, nes nebūtų aktualu visiems, turim gerbti visų laiką. Tai ačiū labai Jums už skirtą laiką, ačiū labai visiems dalyviam, kurie prisijungė, kurie uždavinėjo klausimus. Tikrai galbūt dalį visą laiką norisi išklausyti ar pasikartoti, tai primenu, kad bus webinaro įrašas išplatintas tiek nuorodos elektroniniais laiškais, tiek įkelta į Facebook paskyras tiek mūsų, tiek Nacionalinio vėžio instituto. O klausimus, kai tokių turit, tai labai kviečiu rašyti elektroniniu paštu pacientų taryba@nvi.lt. Adresas yra ir paskelbtas NVI puslapį arba tiesiog info@pol.lt. Mes tos klausimus perduosim, kartu spręsim ir taip pat bandysim viešinti. Tikim, kad tas vieningas vėžio gydymo centras, jisai yra labai aktualus ir jisai svarbus kelioniai per vėžį kiekvienam etape, jau kai tiek diagnozės įtarimo, visi turi tokią viltį, kad ta diagnozė nepasitvirtins, tačiau tuo metu, kai diagnozė būtų kuo greičiau nustatyta ir pradėta ta gydymo kelionė, kuri dažnai ne pusę metų trunka, o trunka keletą metų ir kad ji būtų sklandi visais etapais. Matot, kiek daug padėkų, tikrai turbūt pacientai retai, kada pakankamai gal tų padėkų išsako, dažnai laiko mes visi vieni kitiems pritrūkstam. Tai dėkui už tai, kad pirmadienį darbo savaitę pradėjom nuo bendrų paieškų, kaip tą paslaugų kokybę gerinti, girdėjimą ir supratimą, kodėl yra ne visuomet yra taip, kaip norėtųsi. Tai dar kartą aš jau parašiau, bet tikrai ačiū ir nuoširdžiai ačiū, šiek tiek gal ir jaudina tas padėkų kiekis, tai dirbam dėl jūsų nuoširdžiai ir tokie susitikimai, tiesą sakant, eidami galbūt reikės naują tradiciją padaryti. Buvom pasiruošę dvasiškai, morališkai ir galbūt į emocingus klausimus atsakinėti, bet šiandien labai geranoriška diskusija, konstruktyvi. Ir tikrai manau, kad tokios diskusijos padeda mums vieniems kitus geriau suprasti ir atliepti į pacientus, tobulėti, judėti į priekį. Ačiū labai, Marijai. Ačiū Neringai.
Dėkui ir iki kitų, padarysim tradiciją, pirmadienis NVI, kartą į ketvirtį. Ja. Gerai, tai dėkui, lengvos savaitės, visiems sveikatos ir gražaus artėjančio rudens. Iki kitų susitikimų. Rytoj kviečiu dar pakartotinai pradedam apie prevenciją, susitikimą su gydytoja Dainora Mačiulienė apie planuotės svarbą gydymo procese. Kviečiu prisijungti. Dėkui ir iki kitų susitikimų.